Svagadasya Ginanjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishya Kripasindubhya Evacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaura Chandraya Radhika Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Hare Krishna. Šiandien paprašė mane pakalbėti apie šventą viešpaties vardą. Ir aš parinkau vieną posmą iš Šrimad Bhagavatam. Iš tikrųjų, Šrimad Bhagavatam kiaurai aprašo apie šventą viešpaties vardą šlovę. Ir aš parinkau posmą, kuris aprašo, kad tai yra aukščiausias religijos principas – kartoti šventus viešpaties vardus. Etavaneva lokasmin pumsa dharma param smritaha bhakti yogo bhagavati tannama grahanadibihi. Aš versiu iš rusų kalbos, tai jeigu trupučiu vertimas netinkamas bus, tai atleiskit man, prašau. Aukščiausias religijos įstatymas įpareigojo žmogų atlikti atsidavimą tarnystę, kuria prasideda nuo viešpaties šventų vardų kartojimo. Komentaras. Kaip buvo pasakyta tam posme, tikroji religija tai yra Bhagavata dharma. Ir šios religijos pagrindą išdėstyti čia Šrimad Bhagavatam, o taip pat Bhagavad Gitoje, kurią reikia studijuoti iki Šrimad Bhagavatam. Tai kokie tikrosios religijos įstatymai? Iš pradžių Bhagavatam mes sužinom dharma pradžita kaitavo tra. Čia Šrimad Bhagavatam nėra vietos netikrai religijai. Viską, ką čia papasakota, tiesiogiai susijęs su aukščiausiu Dievo asmenį. Toliau Bhagavatam teigia, savai pumsach parodharmo yato bhaktir adokšadžė. Aukščiausia religija, ta religija, kurie mokina mus mylėti viešpatį, kurį negalima pasiekti, suprasti, suvokti empiriniais metodais. Pirma religijos įstatymas Tannama grahana, kartoti šventus viešpatės vardus. Šravana, kirtanam, višnu, smaranam, padasevanam. Tas, kuris gidoja šventus vardus, į pamiršus save šoka, tokiai asmenybei su laiku atsiveria viešpatės pavidalas, jo žaidimai ir jo dieviškis savybės. Tik taip galima suvokti Dievo didybę. Suvokti viešpatį reiškia suvokti, kaip jis nužengė šį pasaulį, kaip jis gimsta čia ir kaip jis veikia. Ir visą tai suvokti iš tikrųjų įmanoma, bet tam reikia tarnauti jam su meilė ir atsidavimu. Kaip pasakyta Bhagavad Gitoj, atsidavimo tarnystės pakankama, kad tobulai suvokti aukščiausiai bhaktyamam abhidžanati. Į tas, kam pasisekė suvokti viešpatį, daugiau niekada negims šitam materialiam pasaulyje. Tiek tvadeham punar džanma naiti. Paliekus šitą materialų kūną, tokia asmenybė sugrįž namo pas Dievą. Tai ir yra aukščiausias tobulumas. Bhagavad Gita 8.15 Krishna sako, Mam upitya punar janma dukhalayam ashashvatam napnuvanti mahatmanam samsidim paramam gataha. Pasiekus mano aukščiausiai buveinė, išaukštintas sielos jogai atsidavusiai, niekada daugiau negrįžta į šitą pilno kančių pasaulį, todėl kad jie pasiekė aukščiausią tobulumą.
eitavan eva lokasmin pumsa dharma param smritaha bhakti yogo bhagavati tannama grahana dibihi. Aukščiausias religijos principas įpareigoja žmogų su atsidavimu tarnausi viešpačiui. Ir su atsidavimu tarnauti, atsidavimą tarnystėje. Hari Krishna, Haribol. Labai graži girlianda. Ačiū labai. Šitas aukščiausias įstatymas religijos įsipareigoja žmogų atsidavimą į tarnystę, kuria prasideda nuo šventų vardų kartojimo. Dulal Chandra Prabhu paskambina ir pasako, čia Iskonį paskelbė šventų vardų savaitę. Jo. Ir aš pagalvojau, iš esmės, kam čia skelbti šventų vardų savaitę. Mūsų visas judėjimas, viso mūsų judėjimo pagrindas yra šventi vardai. Čia nereikia savaitės, pas mus ištisus metus šventų vardų savaitės, šventų vardų savaitės. Ir aš pagalvoju, kad iš tikrųjų viešpačiai Chaitanya Mahaprabhu, mes todėl ir vadiname sankirtanas judėjimas, Harinamas sankirtanas judėjimas, kad visi kartu susirinkom ir giedojom šventus viešpatės vardus. Šrila Prabhupada pradėjo, atnešė į vakarus šitą judėjimą. Jis pradėjo nuo to pačio, jis atsisėdo parke po medžiu ir pradėjo dainuoti Hare Krishna, Hare Krishna. Žmonės pradėjo jungtis. Jis pradėjo nuo šventų viešpatės vardus. Kada nebuvo knygų, bhaktai po 8-10 valandus išeidavo kiekvieną dieną po 2 kartai per dieną į Harinamas ir giedodavo šventus viešpatės vardus. Todėl Šrila Prabhupada sako, kada kiti svami jogai atvažiuoja į vakarus, žmonės labai greitai sužino jų vardus. Ten toks svami, toks jogas, toks guru. Bet kada Šrila Prabhupada atvažiavo į vakarus ir pradėjo mokinti žmonės šitą filosofiją, žmonės mus žinojo ne pagal Prabhupada vardas, a pagal Hare Krishna Mahamantrą. Tai yra Hare Krishna žmonės. Todėl tai yra pagrindas visako, visos praktikos, visos atsidavimas tarnystės. Ir aš pagalvoju, kodėl tik šiandien, ar kodėl tik šitą savaitę šventas viešpatės vardas. Kiekvieną dieną šventas viešpatės vardas diena. Todėl, kad tai realiai mūsų praktika nuo pačio atsikėlimo iki atsigulimo, tai šitą praktiką pagrįsta šventų vardų kartojimo. Tai mūsų švara, iš kur mes gaunam jėgą, mes susiliečiam pastovi su viešpatės Krišnos vardu ir iš to mes gaunam jėgą ir švarą, mes gaunam jėgą gyventi aplamai šitam materialiam pasaulyje, praktikuoti, pamokslauti. Šventas viešpatės vardas yra mum įkvėpimas ir entuziazmas bhaktam. Tai iš to mes semėmės entuziazmą, įkvėpimą. Tai mūsų pamokslavimas, tai yra pamokslavimo esmė. Bhaktivedanta Maharadža vienoje paskaitoje sako, kada religija, čia Šrimad Bhagavatam paskelbė, Šrila Prabhupada cituoja, dharma pradžita kaitavotra. Šrimad Bhagavatam iš karto skelbė, čia nėra, Šrimad Bhagavatam puslapis nėra vietos kažkokiem išgalvotom religijom. Čia kalbama apie paradharma, parodharmo, aukščiausią religiją. Ir aukščiausia religija, jinai susijęs su to, kad jinai šlovina aukščiausią Dievą asmenį. Bhaktivedanta Maharadža jis pabrėžė vieną dalyką. Kai tik religija nustoja šlovinti aukščiausią Dievą asmenį, aktyviai pamokslauti, iš karto jinai praranda savo tyrumą. Iš karto aplink tokios religijos pradeda lipdytis visokios pasaulietinės idėjos. Ir paskui jau ne Dievo vardai pirmą vietą užima, o pirmą vietą užima labdara, padėti kitiem žmonėm. Tai viskas super, tai yra gerai, padėti kitiem žmonėm, labdara, bet tai nėra aukščiausias religijos principas.
Aukščiausias religijos principas yra šlovyti aukščiausią Dievo asmenį, šlovyti jo vardus, šlovyti jo savybės. Kirtanas būna, mūsų šlovinimo praktika vadinasi kirtana arba sankirtana. Ir šlovinimas būna 4 rūšių: viešpaties vardus, viešpaties savybės, viešpaties pavydalą šlovinimą ir viešpaties žaidimus. Dabar mes kalbam apie viešpaties savybės ir viešpaties žaidimus, bet iš tų kirtanų svarbiausias yra viešpaties vardų kirtanas. Ta prasme, kirtanas, kada mes šlovinam viešpaties vardus, dainuojam viešpaties vardus. Kodėl? Todėl, kad būdami sąlygotoj būviai, vardai mums atskleidžia viešpaties pavydalą, viešpaties savybės atskleidžia, kada mes kartuojam viešpaties vardus. Viešpaties žaidimus atsiveria žmogui, viskas absoliučiai mes gaunam per viešpaties šventą vardą. Ir dar daugybė šalutinių poveikių, kaip šitą mes skaitom dabar 6 giesmę Šrimad Bhagavatam, tai Jamaradža pamokslauja savo, Jamaradža yra mirties dievas, jis pamokslauja savo tarnams. Jo tarnais visada ateina pas žmonės, kurie nebuvo darybingi ir gal nuodėmingi buvo. Jo tarnai yra jamadutai ir jie gan baisus yra. Ir jie ateina pas nuodėmingos sielos ir ištraukia sielą mirties momentu, kada gyva būtybė palieka kūną. Ir čia istorija apie vieną tokią nuodėmingą sielą, Džamilą, kuris gyvena iš tikrųjų labai nuodėmingą gyvenimą. Bet todėl, kad jis kažkada tai savo jaunystėje, vaikystėje, jis atliko atsidavimą tarnystėje, o mes žinom, kad viską, ką jūs padarot atsidavimą tarnystėje, tai įeina į jūsų amžiną banką, jūs kaupit visą tai sukritį, dvasinį viską, ką palanku, jūs kaupite savo banko sąskaitoje, amžiną banko sąskaitoje, viską, ką jūs padarėte dėl Dievo, kada jūs nors vieną kartą ištarėt viešpaties vardą, susidurit su baktais, išgirdot kažką, tai paragavot prasadą, arba atlikot kažkokį tai paprastą tarnystę, visą tai kaupėsi į amžiną jūsų banką. Ir Džamila kažką tai padarė, jis buvo auklėjimas kaip baktas, bet taip gyvenimas susiklostė, todėl, kad materialiam pasaulyje gyvenimas yra sudėtingas. Ir taip gyvenimas susiklostė, jis paliko savo darybingą žmoną, paliko savo darybingą gyvenimą ir pradėjo gyventi labai nuodėmingą gyvenimą. Jis gyveno su prostitutė, jis plėšė, žudydavo, vogė, kad palaikyti savo šeimą ir galų gale jis susikaupė didžiulį karmą. Ir mirties momento pas jį atėjo jamadutai. Jamadutai labai baisus. Ir gyva būtybė palieka paprasta, iš tikrųjų nuodėminga gyva būtybė palieka šitą pasaulį su didžiuliu baime. Baktas, todėl kad jis gyveno darybingą gyvenimą, paprastai palieka labai ramiai ir ypač jeigu jis kartoja šventus viešpaties vardus, jo ateitis labai šviesi. Bet Džamila paliko šitą pasaulį, palikinėjo šitą pasaulį su didžiuliu baimė, kada jis pamatė, kaip jamadutai priartėja prie jo ir savo virvį pradėjo traukti jį iš kūno. Ir jis iš baimės ir iš prisirišimo, jis turėjo 10 sūnų ir vieną paskutinį savo sūnų, jaunesnių sūnų pavadino Narayaną. Ir jis pradėjo iš tos baimės išsiskyrimą su savo šeima sūnų kviesti, šaukti Narayaną, Narayaną. Bet į tuo metu įvyko stebuklas. Atėjo Višnu dutai, viešpaties Višnu pasiuntiniai. Ir jie sustabdė visą tą jamadutų veiksmus ir sako, čia dabar mūsų klientas, ne jūsų. Jamadutai sako, negali būti. Jis nieko dorybingo jis nepadarė iš tikrųjų. Jis tokia nuodėminga asmenybė, todėl mes darom viską teisingai. Višnu dutai pasakė, jis šaukė viešpaties Narayanos vardą. Ir šitas skyrius aprašo iš tikrųjų švento viešpaties vardo šlovę. Ir jamadutai sako, ne, jis ne Narayaną kvietė, jis savo sūnų kvietė. Bet Višnu dutai sako, tik įsivaizduokit, koks galingas viešpaties
vardas, jūs galit viešpatį šaukti, jūs galit jo vardą kartoti atsiktinai, arba su pašaipa, arba nedėmesingai, arba įvairiais būdais, savo sūnų galit kviesti, bet tas vardas iš karto prikviečia viešpatis galingiausią energiją, patį viešpatį prikviečia. Todėl iš karto neutralizuojasi visą, ką jis padarė. Ir mes galim pagalvoti, kiek mes kartuojam šventus vardus ir kažkaip tai nesijaučia, kad aš apsivalau per daug. Aš vieną dalyką pasakysiu, palaukit mirties momentą. Tada jūs pajausit ir pamatysit viską, ką visas jūsų kartojimas jis realiai apsireikš. Reiškia, tiesiog palaukit trupučiuk, nedaug. Kažkam tai liko 40, kažkam tai 10 metų, kažkam tai 1 metus. Vis tiek, reiškia, palaukit, tai pamatysit, ant kiek visą tai veikia, jeigu jūs dabar netikit to. Ir Jamadutai sugrįžo pas savo šeimininką Jamaradžą ir papasakojo visą istoriją, sako, ir dabar Jamaradža jiems pasakojo, ir mes šiandien perskaitėm tekstą. Jamaradža yra, nors jis yra mirties dievas, jis tuo pačiu labai religijos autoritetas, gilus religijos autoritetas ir žinovas. Ir dabar jis pasakojo apie religijos principus. Ir mes šiandien skaitom, kad aukščiausias religijos principas tiesiog yra atsidavimą tarnystį su meilė aukščiausiam viešpačiui. Ir šitą atsidavimą tarnystį prasideda nuo šventų vardų kartojimo. Ir ką kalbėti apie tai, kad gyva būtybė gali įsivaduoti, jinai tiesiog gauna patį aukščiausią dalyką, jinai gauna patį viešpatį. Vienam pokalbiai Haridasa Takura, Šila Haridas Takura yra viešpatis Čaitanės palydovas ir jis yra Nama Acharya. Nama Acharya reiškia tas, kuris mokino savo pavyzdžių ir savo pamokslavimą šventų vardų kartojimo. Jis kartoja 300 000 šventų vardų kiekvieną dieną. Tai 192 ratai. Mes vos bandom, kovojam su savo džapą. Jis kartoja ir jis mokino savo pavyzdžių, kaip reikia kartoti šventus vardus. Ir vienam savo pokalbį jis pasakė, ką kalbėti apie šventą vardą, švento vardo šešėlės gali tiesiog sunaikinti iki šaknų visus nuodėmės. Ir įsivaizduokit, mes gyvenam šitam pasaulyje daugybę gyvenimo ir mūsų nuodėmingų reakcijų, jeigu įsivaizduot, sulyginama su kalnu Meru. Meru kalnas eina per visą visatą, tokį aukščio kalno Meru. Ir tiek mūsų nuodėmingų reakcijų kiekvienas žmogus. Ir Haridas Takura davė tokį pavyzdį, kaip saulė netgi nepakyla, tik saulė, tik Arunodaya sanskritų vadinasi, arba Bengalo Arunodaya, kada tik, reiškia, kaip vadinasi prieš lietuviškai žodį, pamiršau. Kada švinta, tik švinta, dar saulė nepasirodo, bet jau išsklaido visą aušą, visą tamsą išsklaido, net ne saulė išsklaido, o tik saulės, trupučiu kvapas tos saulės. Reiškia, jau išsklaido visą tamsą ir iš karto dingsta visa baimė. Mes bijom tamsos, kažkas tai ten galvojam už kampą paslėpti, ar kažkoks tai vagis, bijom vagių, bet tik pradeda švisti, saulė tik kilti pradeda, dar saulė nepasirodo, saulės spinduliai iš karto prasideda veikla, žmogus, visos baimės išnyksta ir viskas. Ir sako, taip pat švento vardo šešėlį, net ne pats šventas vardas, šešėlį šventą vardą, iš karto sunaikina visų nuodėmingų reakcijų mūsų daugybė gyvenimo, sako. Tai įsivaizduokit, koks galingas šventas viešpas vardas. Tai yra pats Krišna, jis nieko nesiskiria nuo paties Krišnos. Ir šitas posmas prasideda Etavan, antiek didis šventas viešpats vardas, antiek Etavan, Eva, iš tikrųjų didis. Šitam materialiam pasaulyje tas šventas vardas antiek didis. Ir
paradharmo, tai yra aukščiausia religija. Tai yra aukščiausias, para reiškia aukščiausiai, ką mes tik turim. Tai yra šventas viešpaties vardas. Mes negalim tiesiogiai matyti Krišną, todėl kad mes antiek sąlygoti, o Krišna yra pavitram, jis yra tyriausias ir mes negalim jį matyti tiesiogiai, nors jis yra kiekviena matome, jis visur yra. Mes tiesiog nusisukom nuo jo ir Ačarija sako, ne tai, kad viešpats slepiasi nuo mus, mes patys nusisukom nuo jo ir mes vedam tokį gyvenimą, kad tas gyvenimas būdas tiesiog kaip užvalkalas, tiesiog mes nematom aukščiausią Dievo asmenį. Ir sako, tik sąmonį pakeisti, todėl Šrila Prabhupada sako, Krišno sąmonė. Nereikia, tai nėra esmė pakeisti drabužį, šukoseną, dar kažką tai gyventi. Tai tiesiog sąmonį pakeisti, tada iš karto jūs matysit Krišną. Tai akimirksniui gali atsitikti, tiesiog sąmonį pakeitimą jūs iš karto matot Krišną. Aš jums papasakosiu tokį incidentą, kuris su manim atsitiko. Jums nepasako apie Palangos, kas su manim Palangoje atsitiko. Kaip sąmonės pokyčias. Aš kartais atvažiuoju prie jūrą, vieną kartą per metus atsitinka, kad atvažiuoju prie jūros. Ir jūra visada gyvenime įkvėpinėja mane. Tai tiesiog Krišnos pasireiškimas, kalnai, jūra. Ir aš vaikščioju jūros paplūdimy, bhaktai pasiliko kartoti džapą. Aš vaikščioju, galvoju, apie kokį 3 kilometrą reikia nueiti. Ir aš vaikščioju ir galvoju, Krišna, jūra, tai yra Krišna, taip įkvėpė su tokia sąmonė. Ir aš tiesiog tokioj palaimai einu, džapą kartoju. Ir prieina moteriškė su maudymo kostiumėliu, sako, a jums patinka čia vaikščioti? Aš nesupratau klausimo. Kas čia per klausimas, ar jums patinka čia vaikščioti? Aš sakau, taip ir pasakiau, nesupratau klausimą. A jums patinka čia vaikščioti? Nu, aš sakau, patinka ir toliau nuėjau. Ir pradėjau galvoti, sąmonė iš karto pasikeitė, ir pradėjau galvoti, kas čia per klausimas, a patinka čia vaikščioti? Patinka, aišku, kad po jūrą, Krišna patinka. Ir bum, sąmonė pasikeitė, aš atsiradau moterų pliaže. Aš nepamačiau to, todėl kad aš ėjau ir iš tikrųjų sąmonė visa mano buvo Krišna, jūra. Sąmonė pasikeitė, aš dar praėjau 50 metrų galvodamas apie tą klausimą ir staigiai supratau, kad aš kažkur tai ne ten. Ir aš supratau, Krišna davė tokį pamoką, kad iš vienos, aišku, aš paskui taip ir paskui nuėjau, taip ir viskas. Bet esmė tame, kad Krišna davė tokį pamoką, sąmonė viena, tu nematai visą pasaulį aplink save. Sąmonė trupučiuk pasikeitė, sąmonė visai kita, aš jau negalvoju apie Krišną, aš jau kažkur tai kitoj vietoje atsidūriau. Labai taip, tokį pamoką labai įdomi buvo, kad iš tikrųjų čia Krišna sąmonė yra sąmonės pakeitimas ir viskas. Ir ar mūsų sąmonė užvaldo Maja, arba mūsų sąmonė užvaldo Krišną. Ir tai yra paradharma, tai yra aukščiausia dharma. Ir svarbiausia iš to kirtano yra šventas viešpaties vardas, todėl kad jis atskleidė absoliučiai viską. Ir šventas viešpaties vardas, kodėl aš pagalvojau, nustebau, kad kodėl savaitė tik šventą viešpaties vardą. Tai mūsų pamokslavimas, mūsų bhaktų pasitenkinimas, mes kartuom šventus Dievo vardus ir džiaugiamės to. Tai iš tikrųjų tarnystė, aukščiausia tarnystė, kada mes šlovinam Krišną. Ir tai ką mūsų vienyje visus bhaktus, kada bhaktai kartu susirinka, jie šlovina jie kartuoja šventus viešpaties vardus. Todėl čia Yamaradža sako, dharma para smritaha, tai yra aukščiausias, ir smritaha reiškia pripažintas aukščiausias religijos principas, šventų vardų kartojimas. Aukščiausias religijos principas. Ir šitame posme Ačarijas sako, kad šitas posmas aprašo būtent praktiką, abidėją. Mes žinom, kad yra 3 filosofinis tokius pagrindinis dalykas, yra sambanda, abidėja, prajodžana. Sambanda, tai sambanda, kas yra sambanda? Sambanda yra mūsų santykis su viešpačiu, kas esu aš, kas yra Dievas ir kokie mūsų santykiai su jo. Čia teorinis žinios sambanda. Prajodžana yra tikslas, galutinis gyvenimo tikslas, čia irgi paminėta. Savai pumsak parod harmoja to bhakti ir adokšažiai. Aukščiausia religija yra ta religija, kurie mokina mus mylėti aukščiausią Dievą asmenį.
Ir tai yra meilė viešpačiui, tai yra galutinis gyvenimo tikslas. Bet abhidėja arba praktika, šitam posmėje aprašyta praktika. Praktika yra šventų vardų kartojimas. Kad pasiekti, mes kada sužinom, kad aš esu tarnas ir mane sieja su viešpačiu meilės santykiai, kaip pasiekti tą galutinį tikslą, tai čia aprašoma praktika. Praktika jinai gan paprasta. Šrila Prabhupada daug kart sako, kad šita praktika nereikalauja iš mūsų ypatingų pastangų, nereikalauja turtų, kad atlikti kažkokį tai ritualus. Jūs galite tiesiog sėdėti bet kur ir kartuoti viešpaties vardus. Nieko nereikalauja kažko tai sudėtingo. Todėl šita praktika pati išaukštinta, pati aukščiausia praktika. Tiesiog kartuoti šventus viešpaties vardus. Ir Šrila Prabhupada baigė savo komentarą. Tas, kuris dainuoja, gidoja šventus viešpaties vardus ir pamiršus save tiesiog šoka, su laiku jam atsiveria viešpaties pavidalas, jo žaidimai, jo dieviški savybės. Ir tik tada žmogus gali suvokti viešpaties didybę. Man labai patinka šita istorija apie Šrila Prabhupadą, kada po vienos paskaitos visi atsidavusiai nusilenkė Šrilai Prabhupadai ir vienas žmogus nelenkėsi. Jis sako, aš negaliu nusilenkti s vami, kol aš nežinau jo didybę. Ir kada Prabhupadai tai pasakė, Prabhupada sako, kol jis nenusilenks, jis nesužinos mano didybę. Ir čia Šrila Prabhupada tą patį komentarą sako, kol mes nelenkimės viešpačiui gidodami jo šventus vardus, mes niekada nesuvoksim jo didybę. Mes galim suvokti jo didybę tik tada, kada mes pradėsim lenktis jam. Tik tada jis atvers mums savo didybę. Ir tada mes dar labiau pradėsim praktikuoti atsidavimą tarnystę. Ir tada mes viską sužinosim apie aukščiausią Dievo asmenį. Tai ir vadinasi bhakti yoga, bhaktyamam abhidžanati. Tai yra tiesiog sąmonį pakeitimas. Todėl šiandien mes susirinkom šlovinti viešpatį Krišną pačiu paprasčiausiu būdu, dainuoti jo šventus vardus. Gal mes nežinom per daug filosofiją, mums sunku pasakoti apie jo grožį, kurie mes gal teoriškai perskaitėm ir gal nematėm viešpatės grožį, jo savybės, jis turi be galo savybių, bet kaip minimum pats lengviausias būdas tiesiog kartoti jo šventus viešpatės vardus. tą mes šiandien ir darysim. Aš per daug nekalbėsiu. Hare Krishna, gal yra kokie klausimai, papildymai? Taip. Šrila Prabhupada Bhagavad Gita įvadį sako, pakankama, netgi jeigu mes tos meilės neturim, bet pakankama nors teoriškai priimti, kad viešpats yra aukščiausias Dievo asmo, kad jis yra aukščiausias Dievo asmo, centras visoko, nors teoriškai atidėti visą savo idėjus ir tiesiog, nors jo, teoriškai, aš nors teoriškai priimu ir tada pradeda patrupučiuką ateiti supratimas. Pradeda patrupučiuk. Yra daugybė pavyzdžių, žinau daugybė bhaktų, kurie girdėjo filosofiją labai daug kart, skaitė knygos, bet niekada nepradėdavo aktyviai tarnauti Krišnai. Bet padarus nedidelį praktinį atsidavimą tarnystį Krišnai, kažką tai pasikeisdavo ir žmonės labai pasinėrė atsidavimą tarnystį Krišnai. Turiu draugų, kurie taip pradėjo atsidavimą tarnystę. Kiek bendravau, kiek kalbėjau apie Krišną. Nepramuša nieką. Tiesiog paprašiau nekaltai paprastą atsidavimą tarnystę. Ir kažkas tai viduj pasikeitė. Iš karto žmonės pradėjo tarnauti. O praktinė atsidavimą tarnystė labai labai svarbi. Bhagavad Gitoje Krišna irgi sako, kad išmintingas žmogus
jis, grubiai sakant, nepudrina mazgų neišmanėliui, todėl kad kada jūs pamokslaujat filosofiją ir sakot, ką reikia daryti, ką nereikia daryti, tai tiesiog suaudrina žmogaus protą realiai. Ir ten Bhagavad Gita Krišna sako, išmintingas žmogus tiesiog užima praktinį atsidavimą tarnystė. Tai pats geriausias būdas. O žmogus gali dėl Dievo. Kodėl? Jis dėl Dievo viską gali, daug ką gali padaryti. Todėl, kad žmoguje natūraliai yra tas polinkis tarnauti viešpačiui. Ir tiesiog jis gal nesupranta filosofiją ar nenori keisti kažką tai gyvenime, bet tiesiog paprašykit jį ten tiesiog obalį, bulvių paukoti dėl Dievo, arba kažką tai padaryti, sukonstruoti dėl Dievo, dar kažką tai. Ir nuo to prasidės jo atsidavimo tarnystė. Nuo paprastos praktinės iš karto keičiasi. Kažką tai praktiškai reikia padaryti. Ir aš netikiu, kad nesuvokit didybę, todėl kad neįmanoma lenktis ilgą laiką viešpačiui tiesiog nieko širdį nejausdami. Tiesiog vis tiek patrupučiuk viešpats atskleidžia tą patrauklumą, kada mes lenkimės, kada mes tarnaujam, kada mes kartuojam šventus viešpatės vardus, todėl kad toks materialaus pasaulio dėsnis, jeigu arba protas paprastai priima, kas yra gerai jam, ir atmeta, kas yra blogai. Jeigu tai nepatinka, jūs iš karto, jūsų nebūtų čia. Intelektas ilgai neišlaikytų. Intelektų jūs galėtumėt suprasti, taip, aš žinau, čia taip reikia daryti, aš suprantu, bet protas jūslis tempia jūsų į visai kitą pusę. Intelektų dėka ilgai neišlaikys žmogus. Jūs galite suprasti, bet dauguma žmonių supranta, kad blogai elgtis negalima, arba rūkyti negalima, gerti negalima. Sveikatos ministerija perspėja, kad rūkymas žudo didelėmis raidėmis, ir žmonės skaito ir vis tiek rūko. Intelektas supranta, bet vis tiek jūs negalite intelekto pagalbai ilgai išsilaikyti. Aiškia. Kažkas tai. Kažkas tai, jo. Viešpats Čaitanija Mahaprabhu pasakė kirtanė sadahari, pastovi kartoti 24 valandas. Čia neklausimas 16 ar dar kažko, tai sako aplamai pastovi kartoti šventus vardus. Bet todėl, kad mes sąlygoti ir mes neturim tą skonį pastovi kartoti šventus vardus, Ačarijos dvasinį mokytojų komentuoja šitą žodį kirtanė sada arba visada 24 valandas. Jie taip pat sako mūsų lygiai reguliariai kartoti, ta prasme, kasdien kartoti, reguliariai kartoti. Ir iš esmės Viešpats Čaitanija pats nustatė tokį principą, kad mes turim kartoti minimum 64 šventus viešpatis ratus, šventus Hare Krishna Mahamantras ratus, 64. Kitaip jis nepriima nieko iš mūsų, jokios atsidavimo tarnystės. Šrila Prabhupada, kada atvažiavo į vakarus, jis bandė įvesti šitą praktiką 64 ratus kartoti, ir jis pamatė, kad pas vakariečius labai neramus protas įsidėti, netgi keletą ratų vienoje vietoje išsidėti sukartoti. Ir užima visą 64 ratus sukartoti visą dieną, ir tai nespėjo sukartoti. Ir jis tada davė mažesnį principą, 32 ratus. Ir bhaktam buvo labai sudėtinga. Ir tada Šrila Prabhupada sako 16, bet tai yra minimumas, kad likti dvasiškai sveikam, kad sugebėtų prisiminti Krišną. Ir tiesiog, kada mes kartuojam tam tikrą ratų skaičių, šventų vardų skaičių kartuojam, mes palaikom tokiu būdu dvasinį sveikatą. Ir taip pat mokytojai sako, kad tai yra tiesiog jūs palaikot pastovi bendravimą su viešpačiu Krišna. Pavyzdžiui, čia kaip bendravimas iš tikrųjų su viešpačiu Krišna, kada jūs kartuojat šventus viešpatės vardus.
Ir pavyzdžiui, kaip su šeimos nariai, su žmona, su vaikais, jūs kiekvieną dieną bendraujat. Kuo mažiau jūs bendraujat, šiltai bendraujat, tuo jūsų santykiai vis nutolsta. Ir kad palaikyti nors minimumą santykį su aukščiausiu Dievo asmenį, todėl kad sakoma, kad materija jinai pastovi užterša mūsų protą. Mes, jeigu pamatysim, paliekam kažkokį tai, kodėl mes kiekvieną dieną kambarį turim valyti? Todėl, kad dulkės pastovi sėda. Subtilūs dalykus dar labiau teršia protą negu grubus dalykai. Ir jeigu mes pastovi nevalom savo protą, savo sąmonę, mes visai paskui negalėsim nei praktikuoti, nei ką. Todėl turi būti tam tikras minimumas. Ir Prabhupada pasakė, kad tai yra dvasinis minimumas, kad prisiminti Krišną. Bet Šrila Prabhupada sako minimum, bet įdėmiai kartuoti. Bet tai nereiškia, kad tik 16 ratų ir viskas. Jis sako 16 ratų su karoliais ir 1000 ratų be karolių kiekvieną dieną. Tiesiog pastovi turi kartuoti šventus vardus. Bet tik ačarija, Bhagavatam pats viešpats Krišna sako, kad tik ačarija gali pakeisti tam tikrus principus. Krišna pats įgalioja ypatingą ačariją, kaip Šrila Prabhupada, keisti tam tikrus dalykus. Ir Šrila Prabhupada savo malonės dėka jis tiesiog sumažina tą, bet su viena sąlyga. Jūs turit aktyviai pamokslauti Krišna sąmonę. Jeigu jis pamatė, kad vakariečiai labai aktyvus, jie gali organizuoti kažką, tai Šrila Prabhupada užėmė praktinį atsidavimą tarnystės vakariečių, kad jie gali kažką tai organizuoti, statyti šventyklos, spausdinti knygos. Ir minimum 16 ratų ir va tokia aktyvi veikla. Bet jeigu jūs tik 16 ratų kartosit ir nieko nedarysit, tai labai sudėtinga palaikyti Krišna sąmonę realiai. Bet Prabhupada nustatė minimum 16 ratų. Bet tai tik minimumas. Kada ateina pas jūs skonis, jūs natūraliai pradėsit kartoti daugiau ratų. Tai, kad palaikyti sveiką dvasinį sveikatą, Prabhupada sako, tas, kuris nekartoja minimum 16 ratų Hare Krishna Mahamantros, jis yra dvasiškai ligonis. Tiesiog. Jam sudėtinga bus suvokti Krišną, pajausti skonę. Todėl minimum 16 duota. Mes negalime išsidėti vienoje vietoje sukartoti. Tiek toks mūsų pasaulio, tokioje civilizacijoje mes gyvenam. Sunku labai. Taip. Ir iš to. Prabhupada sako, žmonės pagal savo prigimtį, jie neramus. Neramus todėl, kad gyvūnai, jie bijo viską. Jeigu jūs pamatysit, kaip jie valgo, arba kaip jie negali ramiai būti, jie pastovi labai neramus. Ir žmonės pastovi neramus. Ir tas neramumas ateina iš neišmanimą, kad pirmas dalykas, žmogus tapatina save su kūnu, jis nežino, kad jis yra dvasinė siela, o ne kūnas. Ir todėl visus malonumus, džiaugsmus jis susijęs su šito kūno. Ir kada ateina senatvė ir ateina mirtis, žmogus natūraliai bijo prarasti visą tai, todėl kad jis žino, jis mato, kad kiti miršta ir su manim tai atsitiks. Ir dėl tos baimės, kad jis praras viską, ką jam brangu, jis tiesiog bijo, jis labai labai neramus. Bet bhaktas jis ramus, todėl kad jis žino, kad su mirtim nieko nesibaigia. Jis toliau gyvena ir toliau tarnauja Krišnai. Tai va, tai yra vienas momentas. Ir sakoma, kuo nuodėmingesnis žmogus, tuo didesnį baimė pas jį. Todėl, kad paramatma iš vidaus vis tiek jam duoda tą supratimą, kad jis gyvenime padarė tiek daug skausmų, tiek daug neteisingų dalykų ir jo gyvenimas yra tuščias. Reiškia, dėl to ir be abejo mirties momentu ateina į madutai. Tada žmogus visiškai baimiai. Keletą kartų mačiau, kaip žmonės palikinėja taip kūną, tokioj sąmoniai, kad jie blaškosi, jie šaukia,
klyki, šauki, dreba, šlapinasi, tuštinasi ir labai tokioj būsinoj, baisiai būsinai palieka kūną. Tiesiog kartuoju šventus vardus šalia, bet jau bus. Viena žodžiu, ir mačiau, kada dorybingi žmonės palieka kūną. Vieną kartą mes buvom Vrindavane ir atvažiavo matadžiai iš Pietų Afrikos, 60 metį jinai buvo. Jinai praktikuojanti matadžiai ir jai pablogėjo kažkaip tai ir iškvietė Kaviradžą ir viedinį gydytoją, pulsą pačiupinėjo, sako, po 2 valandų jinai paliks kūną. Iš karto nustatė. Ją paguldė, Bhakti Indra Prabhu su savo grupė, Bhakti susirinko ir pradėjo dainuoti šventus viešpaties vardus ir labai, labai ramiai, laimingai būsinai žmogus paliko, visiškai tokie džiaugsmingai būsinai paliko kūną, ant veido netgi matosi su tokia šypsena ir visiškai ramiai paliko kūną. Tai natūrali bhakto būsina, kad bhaktas niekada negalvoja, kad jis yra bhaktas, bhaktas niekada negalvoja, kad jis yra išaukštintas. Jeigu jis galvoja, kad jis praktikuoja atsidavimą tarnystei, bhaktas, tikras bhaktas laiko save žymiausiu bhaktu, kad jis nieko realiai nepadaro dėl Krišnos. Todėl, kad dėl Krišnos padaryti galima ant tiek daug, atsidavimą tarnystei ant tiek beribį, kad jūs dėl Krišnos daug ką gali padaryti. Ir bhaktas, žiūrėdami, ką jis padaro, jis sulyginamės, kad kiti bhaktai ką padaro, jis supranta, kad realiai jis nieko nepadarė. Todėl jis apgailestauja, kad jis laiką iššvaistė. Taip, ir čia natūraliai, kaip minimum, dorybingos asmenybės būsina. Kuo dorybingesnis žmogus, tai tuo stipresnis kontaktas pas jį su Paramatma. Ir, pavyzdžiui, jeigu dorybingas žmogus padaro kažką tai blogo, jis iš karto apgailestauja, jam blogai širdžiai. Jeigu nuodėmingas žmogus, jis jau pas jį nėra to ryšio kontakto su Paramatma, jis jau daro blogai, gerai, jis nedaro skirtumą, nejaučia. Palieka kūną, tai faktas, jaučia visada. Bet dorybinga siela, jinai visada jaučia, kad jeigu ką ne tai padaro. O bhaktas ypatingai, jis jaučia, kad jis visai mažai padaro. Tai natūraliai bhakto savybė, kad jis galvoja, kad jis nieko nepadaro, kad jis nenalankus, jis toks, anoks. Nėra ribų tobulumų, tai yra faktas. Mes galim tobulėti be galo, be krašto. Taip. Tai yra, sakoma, tai yra paslaptis, nėra skirtumo tarp Krišnos ir šventą vardą. Absoliučiai nėra, bet vienas šitas mažiausias skirtumas yra, tai yra didžioji paslaptis, kad jūs galit kartuoti šventą vardą, sąlygotoj, bet kokioj būsinai, ar jūs neišmanime, ar jūs aistruoja, ar jūs dorybė, jūs visada galit kartuoti šventą vardą. Bet Krišną pamatyti jūs galėsite tik tada, kada Krišna pats, kada jūs būsit labai aukštam lygiai. Todėl tai didžiulis privalumas šventas vardas. Ką mes dabar ir darysim. Taip. O Vaišnavo literatūrai, Vedų literatūrai to nėra. Todėl, kad tokio principo nėra. Aplamai pas mus sakoma, kad visur ir visada reikia prisiminti Dievo vardą. Čia yra tokioj, netgi mes Vedų literatūra jinai labai skiriasi, ypač Gaudija Vaišnava, tai kai atnešė Gaudija Vaišnava, Viešpats Čaitanija Mahaprabhu, skiriasi nuo visų kitų to, kad Viešpats Čaitanija neatėjo, kad įrodyti, kad Dievas egzistuoja. Kad egzistuoja Dievas, jums gali įrodyti bet kokią kitą religiją. Jehova liudytojai gali jums įrodyti, musulmonai gali įrodyti, krikščionis gali įrodyti. Viešpats Čaitanija atnešė aukščiausią religijos pasireiškimą, kad jūs galit, kad ne tai, kad Dievas egzistuoja, jūs galit turėti su tuo aukščiausiu Dievo santykius, pačius aukščiausius santykius turėti. Todėl
Kada jūs suprantat, kad Dievas egzistuoja, faktas, mes jau priimam, gaudiją Vaišnavą natūraliai, čia net ni klausimo nėra, viešpačitanė neįrodinėja, kad Dievas egzistuoja. Jis tiesiog sako, kad meilės santykiai gali turėti su Dievu. Kada yra toks supratimas, nėra prasmės tokiam apribojimui, kad neminėk Dievo vardą ten be reikalo. Vaišnavas 24 valandas per parą prisimena Dievo vardą. Todėl šitas principas egzistuoja tokiem žmonėm, kuriem reikia, kad jie gerbtų Dievą. Vaišnavas natūraliai gerbė Dievą, todėl kad Dievas jo gyvenimo esmė yra. Bet jeigu religija mokina, kas yra Dievas ir kad jam reikia tarnauti, reiškia pagarbiai su baimė, dievabaimingu būti, tada reikalingas toks įstatymas, kad reikia pagarbiai. Bet Vaišnavas visada pagarbiai Dievo atžvilgiu elgesi. Jam neegzistuoja tokie dėsniai, tokie įstatymą. Reiškia, čia ne mūsų dėsnis, ne mūsų nuoroda, ne Vaišnavam. Jeigu jūs pagarbiai visada su viešpačiu elgėtis. Jeigu jūs nepagarbiai su viešpačiu elgėtis, tai jo, mes galim priimti tokį įstatymą, Dievo tokį nuorodą įstatymą. Hare Krishna. Dainuosim tada Shri Harinam Sankirtana Yagya ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Jau čitaim, Prabhu, pradėkit, prašau.